naujausia. Vagas Vaikas nusileidęs iš dangaus, apie populiarų dainų autorių, kompozitorių Vygantą Telksnį autorė. Ir jinai visą stalą šitos versmės leidyklos toks gražus. Ponia Rita, leidžiu savo kreiptis, profesorė, 16 valandą bus pristatymas išsamus, eisim į konferencijų salę, bet negalim su jumis nepasisveikinti, žodis jums. Labą dieną, Elvyra, ačiū labai už pristatymą. Ir iš tikrųjų į savo gimtą miestą visada smagu grįžti ir atvežti draugų darbą, draugų triūsą. Versmės leidykla, man atrodo, jokių būdų nenumenkinant kitų leidyklų, nes kiekviena savo turi kryptį ir su daug kuo tenka bendrauti. Bet, man atrodo, išskirtinis bruožas tas, kad prikelia istoriją. Ir tikrai ėmėsi prieš 16 metų tokios kilnios misijos leisti valsčių istoriją. Ir 20 knygų jau įsibėgėjo ir kitos knygos. Ir aš tiesiog džiaugsmingai galiu pasakyti, kad vieną knygą sutiko leisti skirtą Panevėžiui. Tai todėl visus ir atvažiavusius, nes dievai žino, iš kur žmogus atsiranda mieste dideliam, iš kokios pasvietės, prisidėti pasakojant apie krašto istoriją, apie žmonių istoriją. Šiandien spūdingai šilta diena, biblioteka labai džiaugiasi, kad taip kasdien būtų, tai tiesiog čia būtų rojus, negyvenimas. Va, norim tokią gražią žinią pranešti, kad 16 valandą lygiai iki 17:40 prisistato puikiai leidykla, visos puikios, bet viena iš puikių versmėlių. Atvažiavo šiandien su puikiais savo leidiniais į Panevėžį, rodyti, ką leidžia. Versmės leidykla, man atrodo, yra viena tų, kuri nesivaiko tokių tai pramoginių, tokių krypčių, tokių populiarių leidinukų, bet verta visada pasižiūrėti jos lentynas, pirmiausiai todėl, kad tai yra tautos paveldo puoselėjimas. Kuri pradėjo leisti Lietuvos valsčių seriją apie Lietuvos valsčius. Tai buvo vienos knygos leidykla, vienu pavadinimu leidykla. Ilgą laiką taip ir buvo. Paskui tik vėliau, jau prieš keletą metų, jau pradėjo ir kitas knygas leisti. Ir šiandien jūs čia galite pamatyti, įsigyti. Tai irgi istorinių pobūdžių daugiausia, kraštotyrinių pobūdžių. Nu, o aišku, ta pagrindinė, didžiausia knyga, tai Lietuvos valsčių serija. Monografija apie Ramygalą. Na, Ramygala labai susijusi su Panevėžiu. Pirmiausia, labai skaudu, kad Ramygala įsikūrė 13 amžiuje ir ji vadinasi anksčiau negu Panevėžys įsikūrusi, tačiau jūs pralenkėt Ramygalą. Na, bet ryšys visą laiką lygo. Tai čia jau dvi moterys, kuris pradėjo sudarinėti tokias pastorias monografijas apie šio krašto valsčius, jau pasisakė. Tai aš tiesiog noriu pastebėti, kad Lietuvoje būta 400 tokių, bet prašome tiesiog šių gražių namų šeimininkams. Bet tai išleidžiu gerų knygų. Ir mes dėkojame už šitą pagalbą.
pabudusio mėlynų šylo, saulės peršalta ir kruvina, pabaidyta į orą pakilo, tarsi gulbė balta diena. Pabaidyta į orą pakilo, tarsi gulbė balta diena. Kvepia baltos alyvos po langu, pilnas oras skambių vyturių. Aš į